Jo, Žana Dark puikiai, viduramžiais 12-1 metai bus viskas tvarkoj. Now you tell this guy that I want something. Labas vakaras. Labas vakaras. Ar su Vytu kalbu? Taip, taip. Skambina jums Martynas iš Media agentūros, iš Vilniaus. Video Luxus. Mes turim tokią užklausą, aš kiek girdėjau, jūs galit mums padėti. Ar turit laiko? Kaip aš jums galiu padėti, įdomu? Tiesiog paukštelis pačiulbėjo, kad jūs susijęs su viduramžių ten atributika, su šarvais, ginklais įvairiausiais ir pats dalyvaujat. Taip, bet čia tokių Vilniuje yra daug tokių stipresnių šioje srityje. Na, man parekomendavo, aš nelabai, galų gale, man nelabai reikia kažkokių stipresnių ar silpnesnių, man tiesiog reikia vaizdo. Matot, koks reikalas, mes pavasarį, čia bus, man atrodo, balandžio pabaigoje. Taip. Filmuosim tokį istorinį momentą ir tai yra amerikonų kompanija, atvyksta pas mus į Vilnių ir mes tarpininkaujam tiesiog, kad nufilmuotumėm tokį momentą istorinį viduramžių laikų. Tai kiek aš susipažinęs su medžiaga mums jau persiuntė, tai būtų Žano Dark kažkoks tai epizodas iš tų laikų. Ir šalia manęs dabar yra būtent atvykęs vienas iš, kaip galim pasakyti, prodiuserių arba tiesiog, scenaristų, kuris viską tą organizuos. Jisai lietuviškai nekalba, tai aš gal, nežinau, pabūčiau kažkoks ir vertėjas ir jisai tiesiog pabūtų šalia kartu. Tai yra Jack Cosby. Taip. Ir jūs turbūt jo negirdėjote esate. Greičiausiai, kad ne, žinot, amerikiečių prodiuserių tikrai, žinokit, aš negirdėjau. Vytai, kaip su laiku, vis tiek pavasaris, gal kažkur išvažiuosit, nes čia vis tiek 2 mėnesių darbas. 2 mėnesių darbas, ne? Kaip dabar pasakyti, dabar vis taip atstaigiai man užklausė, žinote ką, padarom taip. Čia kada tas turėtų vykti? Balandžio pabaigoje. Balandžio pabaigoje. Cosby, you good? Hello. Yeah, I would just like to ask the gentleman of what exact age this, what I need is the wardrobe that he has. Which exact age is that particular piece of equipment that he has? Manęs dabar užklausė, Cosbys, kuris sėdi šalia. Jūs angliškai suprantat ar nelabai? Žinot, suprantu, kai kokie mergiščiai, žinai, šalia sėdi ten alaus išgerti, tai tiek suprantu, žinot, tokia primtai kalbėti, jau žinote, jau pradedi pergyventi, kažkokia iško žodžių viskas išgaroja. Supratau, dėl tų dabar drabužių. I just need the time in the history where this particular equipment was, the one that he had. Yes. Jisai klausė dėl tų drabužių dabar. Žiūrėkit, iškart galiu pasakyti, Žano Dark, aš pamenu, tai 14 amžius, teisingai? Yes. Maždaug. Yes. Taip. Dabar žiūrėkit. Pas mus yra 13. He asking which is Žana Dark. What do you mean? What I mean? Nothing, because you know, it's difficult. Times is difficult. Well, I don't need difficult times. It's 15th century. No, it's 13th century. No, it's 15, Jeanne d'Arc. Yeah. It's 1430. Mes sprendžiam, ar tiktų 13 amžiaus drabužiai, nes pas jūs... Tai va, reikalas. Dabar žiūrėkite. Dabar aš jums nepasakysiu, bet aš būtent galiu duoti telefono klubo Vilniuje, kuris būtent atitiks Žanos Dark epochą 1:1. Na, matot. Tie rūbai labai skiriasi? Labai skiriasi, žinokit, 200 metų, žinokite, tai yra labai ginkluoti ir viskas velniškai skiriasi, žinokit. Šiek tiek palaukite, aš toj dabar atėjo kažkas. Cosby, you wait here, okay? Sure, no problem. Hello? Hello? Hello. Hi. This is Jack Cosby. I'm the producer of the film. The guy that, the boy that was talking to you just left, so maybe I could ask you a couple of questions, because he doesn't speak English shit. I speak English very little, sorry. Well, what I just wanted to ask, because that guy's a moron, that guy's an idiot, he doesn't know what he's talking about. Did he tell you that we're filming Jeanne d'Arc? Yes. Right, so what exact wardrobe do you have?
Sorry, I don't understand. What is it that you have? You have something of mid-ages, right? Mm, Do you have any clothes from that particular century? sorry, I don't understand. No, you have Middle Ages. Well, you're interested in mid ages, right? Medieval Yes, times. I interested, yes. Right. So you have some clothes, right? Yes. What kind of clothes do you have? Sorry, I don't understand. Well, what do you have? I think you have some armor. Сколько 12 амžius? 12. You have some armor that we might use in the film. Some armor, something like from mid ages, like. Okay, Jack Osby, I'm here. So everything is done, yes? No, everything is not done. He's It's okay. Aš grįžau. Jo. Vytai, tai ką man paaiškino, kad jūs susitarėt viską ir jau galite, ar ne? Cosby, yeah? That's right. Ar jūs duomenės, o taip duomenės viskas efektyviausia. Žiūrėkite, tai dabar kada galėtumėm mes tada jūs pasimti? Nes kaip ir Džekas dabar minėjo, kaip ir jis sakė, jau viskas ok, sutarta su jumis. Na, matot, aš mane tai domina, aš jam pasakiau, bet jisai žino. Ne, tai Jack, what is problem? Yeah, there's no problem. Ne, tai viskas ok. Tai dabar tik pinigų klausimas liko, ar ne? Na, kažkas panašus, matot. Dabar jūs taip užpuolėt, žinot, va dabar. Kiek jums žmonių dabar reikia, pasakykit. Dar toks dalykas. Dabar aš užduodu klausimus. How many people need to How many send? people do I need? Send, yes. Oh, I need a lot. A lot. I need a shitloads of people. I need like, I don't know, for the mass need, I would need about, I don't know, 150 at least. 150 kažkur. But now I just need one. I just need one. Laukit, One at a time. tik per visą Lietuvą nesurinksim, žinot. Ne, bet pagrindinio aktoriaus reikia vieno. Pagrindinio aktoriaus reikia vieno, ne? Could you tell a story? Well, here's the story. Well, basically, Aš paversiu tą istoriją. my horse. Istoriją. Well, I live in the village and I have a horse with no legs. One time a horse came to me and said, "Hey man, why I have no legs?" So he's like, I'm like, cut them off, man. And he's like, how am I gonna walk without the legs? And I'm like, well, you figure it out. You're a horse. You don't talk to me like that. Žodžiu, bus filmuojama kažkur lauke, tokia, kaip aš supratau, bus palapinė. Nedidelė palapinė. Ir scena bus paprasčiausiai. Vienas viduramžių karys turi ateiti į tą palapinę ir, žodžiu, nužudyti ten kažkokį tai kunigaikštį. Horse. I don't know what horse. Well, he has to ride a horse. Jisai turi atjoti su arkliu. Nu, nesvarbu. Aš manau, kad dar tą žirgą rasime ir tai. Svarbu, kad būtų Paklausykit, žiūrėkit, padarom taip. Žinot, iš esmės viskas fain, ne? Bet ir man reikia truputėlį dabar susikoncentruoti, pagalvoti ir taip toliau. Ar galime rytoj apie tai pakalbėti? Vytai? Taip. Galime pakalbėti. Mes dabar kalbam tiesioginiam radio stoties eteryje. Laida Radistai per Zip FM. Labas vakaras. Good evening. Labas vakaras. Mes Labas jūs vakaras. bandėm prigauti įvairiausiais būdais ir įmesti į tą tokį katilą. Sugalvojate. Paskambino, aš nežinau, jūsų gal giminaitis, gal net ir, nežinau, sūnus, jeigu turi, tai sakė, kad reikia paskambinti Vytui ir ką. Papasakoja apie jūs daug gražių dalykų, kad jūs esat kapitonas, kad ten, žodžiu, duometės viduramžių laikų atributiką ir mes... Ir mes nutarėm pakviesti filmuotis filme. Ko mes nepasakėme, tai kad tai, turėtų būti su erotikos elementais tokiais. Tai. Nedasakėm. Ačiū. Tai tikiuosi nesutrukdėm per daugiausiai, tiesiog norėjom paskraidinti vakarą ir ką, linkėjimai nuo radio stoties Zip FM iš Vilniaus. Nu kągi, dėkui už tokį fainą, vienu žodžiu, pasikalbėti. Gerai, tai gero vakaro, Vytai. Dėkui jums labai. Gerą vakarą ir jums. Laikykitės. Gerų juokų jums. Tai. Iki. Oi.